Esu Gintaras Songaila, Seimo narys. Reikia pasakyti, kad Tėvynės sąjungos Krikščionių demokratų partijos nariu tapau tautininkams prisijungiant prie šitos jungtinės partijos. Po to prisijungimo du mūsų frakcijos nariai, aš ir Kazimieras Uoka, patekome į Seimą. Buvom išrinkti per sąrašą. Ir pagrindinė mūsų misija sutampa iš esmės su Tėvynės sąjungos Krikščionių demokratų pagrindiniam strateginiam nuostatom. Ir mes galbūt tik papildom kai kuriais elementais. Tai pirma, vadinkime, tikslas sustabdyti tautos eroziją. Tai nėra vien tik tai demografinės krizės sustabdymo tikslas, bet taip pat ir tautinės kultūros išlaikymas ir etninės kultūros plėtojimas. Tai yra ryšio su savo žeme, tėvynė, jos kultūra stiprinimas. Antras dalykas - valstybės stiprinimo uždavinys. Šalia to, kad viešojo administravimo reforma reikalinga, kad būtų įmanoma įgyvendinti strategijas, valstybės strategijas, kurios būtų naudingos visai tautai. Taip pat reikia dar akcentuoti ir tą, kad reikia įveikti prarają tarp valstybės ir tautos, kuri per pastarąjį dešimtmetį susidarė, nes kitaip gresia, tai yra grėsmė mūsų valstybės saugumui ir ateičiai. Ir trečias dalykas, kalbant irgi mūsų jau bendros jungtinės partijos programiniais tokiais teiginiais, tai ilgalaikės ekonominės strategijos įgyvendinimas, tai be abejo energetinės nepriklausomybės įgyvendinimas, be abejo monopolistų pažabojimas, kartu išvengiant galimo valstybės užvaldymo. Ir gyvybingumo, tautos gyvybingumo užtikrinimas per inovacijas, per šiuolaikinio ūkio investicijų plėtrą, kur iš tikrųjų iki šiol daugiau buvo kalbama, mažiau buvo realiai daroma. Lietuvoje gausėtų nauja tokia klasė, tai kūrėjų klasė, kad kūrėjų, žmonių, kurie įvairiose gyvenimo srityse jaučiasi kūrėjais, kad jų gausėtų ir kad jie jaustųsi gerai šitoje valstybėje.